Jungtinėms valstijoms sustabdžius karinę paramą Ukrainai, Lietuvoje veikiančios labdaros organizacijos sako pastebinčios, kad norinčių padėti Rusijos puolimą atremiančiai šaliai gerokai padaugėjo, o parama reikalinga visiems, tiek civiliams, tiek kariams. Prie siuvinio palinkusi ukrainietė Vira skuba. Už kelių valandų į Ukrainą pajudės paramą vežantys savanoriai. Ne tik jos siuvami neštuvai pasieks karius. Maistas, higienos priemonės, šilti drabužiai, šildytuvai, tinklai ir kiti taip reikalingi daiktai. Vira atvira, gerklę spaudžia ašaros. Я думала, що не можна скільки плакати. Neįsivaizdavau, kad galima tiek verkti, prie to neįmanoma priprasti. Aš iš Chersono kiekvieną dieną žiūriu reportažus, matau, kaip naikinamas miestas, galvoje netelpa, kaip taip galima. Laukiniai, tikri laukiniai. Rišdama tinklus verkė ir ukrainietė Valentina. Moteris pasakoja, kai bėgo nuo karo, paliko namus Naujojoje Kachovkoje ir atsidūrė Lietuvoje. Dabar savanoriauja. Для того, чтобы нашим ребятам было хорошо там. Kad tik mūsų vaikinams būtų viskas gerai, kad jie vargšiukai mūsų nesušaltų, kad jie nežūtų, kad jie visi būtų gyvi ir sveiki, kad grįžtų namo. Sunku mums motinoms. Naujojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento ir jo administracijos elgesys moterims nesuvokiamas. Ви представте. Pažadėjo sustabdyti karą ir ką, nori, kad pasiduotume, mes to nedarysime. Kaip jie tai įsivaizduoja, vaikinai kovojo, žuvo, o dabar turime pasiduoti, to nebus. Gal dar ir Chersoną jiems turime atiduoti, kuris net neokupuotas. Які приповнюють українців. Kaip jaučiasi ukrainiečiai, kai tokie dalykai vyksta pasaulyje, neįmanoma nupasakoti. Mums nepaprastai sunku. Todėl nuoširdžiai dėkojame visiems mus palaikantiems užsienio partneriams. Mums be jūsų, ypač be Lietuvos, visą tai išgyventi būtų tiesiog nepakeliama. Įvykiai pasaulyje išjudino ir mūsų žmonės, sako organizacijos Saugus prieglobstis Lietuvoje vadovė. Žmonės vėl aktyviau pradeda ir aukoti, domėtis, ko trūksta, ko reikia, kaip padėti, pradeda virti kraujas už tą neteisybę, kuri tiesiog didėja pasauliniu mastu ir norisi kuo daugiau padėti ir kuo greičiau. Sako, kuo garsiau šunys loja, tuo daugiau karavanų. Tai yra paramos keliaus į Ukrainą, todėl kviečia aukoti. Organizacija imasi dronų konstravimo. Jo savanoris tam reikalingų žinių semėsi Kyjive. Dabar labiausiai reikalinga parama komponentam dronų skanerių gamybai. Ir aišku, palaikymo, supratimo, kodėl mes tai darom. Bloguoju atveju, tai tikrai manau, kad Lietuvos gynybai tai pasitarnaus labai stipriai. Dronų, antidronų ir kitų kovos priemonių poreikis labai didelis, sako nežinia kur. Ukrainoje ir namuose daugiau laiko leidžiantis Paramos ir labdaros fondo pagalbos sparnas atstovas Robertas Juknevičius. Šios organizacijos parama nenutrūkstamai keliauja į Ukrainą. Kurie sako, kad prašo kažko tik ir viso kito nereikia, tai labai klysta, nes jie daugiausia dirba su siauru ratu savo pažįstamų Ukrainoje. Parama yra tiek ir civiliam, ir medicininiam priemonėm, ir maistu netgi vykdoma pastoviai. Spausdinamos ir į Ukrainą vežamos net specialios knygelės, kuriuose aktuali informacija kariams ir civiliams. Kaip elgtis atsitikus tam tikrom situacijom, kai kare, mokymo priemonės, kurios ne tik tai Ukrainos kareiviam yra ruošiamos ir spausdamos, taipogi dabar pradedamos ir Lietuvai jau spausdinti. Praktika ir veiksmai įvykę Ukrainoje parodė, kad kai neturi ryšio, neturi interneto ir neturi netgi ir elektros, gelbsti kai kada gyvybės ir būtent skaitymas paprastų tikrų knygų, kurios suteikia informaciją, kaip elgtis netgi ir patekus į belaisvę. Kalbinti paramos ir labdaros organizacijų vadovai sako, šiuo metu svarbiausia susitelkti ir aukoti. Remdami Ukrainą saugome save. Svarbiausia nepulti į paniką ir nedaryti klaidingų išvadų iš ne visada teisingos informacijos, ypač socialiniuose tinkluose. Reporterė Loreta Mačiulienė.